Praeitoje radistų laidoje buvo. Klausau? Alio, labas. Sveika. Čia Rūta. Supratau. Tik man tai rodo. Ką tu veiki? Niekas sėdžiu prie kompa. Kaip aš pasilgau tavo balso, šakės. O, labai malonu. Klausyk, aš ilgai galvojau, ką tu man tada sakėjai, kad seksas tik tai po vestuvių ir panašiai. Tu dar nepakeitė nuomonės? O tu man ištikimas, tu atsakai prie kompiuterio, tu prasėdi, ką tu veiki? Dabar klausaus radijos stoties Tauragės FM. Parsisiuntęs turi iš internetą. O, geras. Na. Bet tu man ištikimas? Taip. Prisiek visais pasaulio prisiekimais. Prisiekiu, kad esu ištikimas ir paskui kitas nelakstau. Šaunu. Aš tave dabar dar labiau, žinai, mylėsiu. Nu, žiūrėk, yra toks reikalas. Žodžiu, kai su tavim aš pakalbėjau, tu mane taip kažkaip taip ir sujaudinai, ir žinai, ir man taip dabar kažkaip tokios naktis, aš guliu ir taip galvoju, žinai, gal mes galėtumėm patiliukais niekam nesakius, gal galėtum tu mane ataust? Galėčiau, bet tie dalykai tik žinai kaip. Bet aš niekam nesakyčiau. Mes galėtumėm netgi taip daryti į bezdę, kad aš likčiau nekalta. Aišku. Žiūrėk, o tu Skype'ą turi? Turiu. Aš dabar matai interneto biškį neturiu. Aš tik noriu pakalbėti. Supratau. Nes aš tai Skype'ą supratau, tu mane gali pasikviesti pagal audrius, apatinis brūkšnelis, vieną kamerą turiu. Tai ką, tu per kamerą mane atausi? Ne, pamatysi, kaip aš atrodau. Tai klausyk, tai kaip dėl šitų reikalų dabar? Nes aš, tikrai seksualiai... Tie reikalai tai tik po vestuvių. Prašau. Žinok, tu gyveni Vilniuje, o aš gyvenu Gružiuose. Aš atvažiuočiau. Dabar, žinok, tu nevažiuok, nes man kas yra. Net aš žodu biškį išvažiuoti iš Lietuvos, aišku, tu nesupyk. Nes aš ieškau darbą ir žodu biškį dingti savaitę laiką. O tu gal galėtum bent jau rankom ir liežuvį man palinksmint? Žinok, niekai dabar. Bet aš bijau, kad aš tave pamiršiu, kol tu būsi išvažiavęs. Nebijok. Aš tau tik tai galiu, jeigu tu turi Skype'ą, man atsiųsk savo Skype'o loginą. Aš tau tik žmogeliukais galiu, jeigu nori. Bet tu man žadėjai aerofoto atsiųsi. Aš nuotrauką tai turiu, aš buvau paruošęs, bet aš tau galiu įmesti. O tu gal gali man e-mailą atsiųsti? Aš e-mailą nesinaudoju. Aš tik tai naudoju Skype'ą arba Odė. Klausyk, tai kaip mes čia dabar darom? Aš tau sakau kaip. Taigi nieks nesužinos. Tie dalykai, žinok, tik po vestuvių, neprisiprašyk anksčiau laiko. Arba gal paprašyt kokio draugo, kad jisai padėtų. Ne. Tu pavydus esi? Jo. Tai negalima man su kitu? Ne. Arba būni tu ištikima, arba, žinok, draugystė gali trūkti. Lietuvių greitai. Tai aš su kitais negaliu tada. Ne. Bet jeigu aš noriu, kad mane, kažkas ten taip. Aš mėgstu, kai mane baudžia, tempia už plaukų, man trenkia per žandą. Ne. Nieko nesuprantu. Tu pyksti dabar? Nepykstu, bet aš pasakau, kaip yra. Jeigu aš, žinok, užuosiu, kad tu su kitu, žinok, aš iš karto supyksiu taip, kad be televizijos neįsiversi. Be televizijos? Aš pusiau rusas, pusiau lenkas. Ir dabar dar klausykis. Ir kadangi aš esu avinas ir jaudus, avinai ir jaudus su ragais, O ne! žinok, taip užsiunt, kad akyse geriau atsargiau. O Dieve, nebegazdink, nes aš tuoj apsiverksiu. Tai gerai, pasakyk, ką nors gražaus, geriau, nesipykim. Nors buvo Valentino diena. Va, nepasveikinai manęs. Žinok, aš neturėjau sąskaitos tau kaip skambėti, po šiandienai dar sąskaitos nėra. Nieko. Tai dabar ką nors gražaus pasakyk. Sveikinu tave su Valentino diena. Linkiu daug laimės, džiaugsmo, sveikatos, meilės, pinigų ir viso, ko troško tavo širdutė. Ir šie metai, vasarį, tegu būna saulėti, suspindurėti, tegu sušildo tavo širdį. O, kaip miela. O gali mane dabar pabučiuoti? Kas čia per bučinys toks? Dar ne toks. Palauk. Dabar supratai? Biški geriau jau, bet norėčiau dar labiau. O su liežuviu? Super, man. O, šitas mano mėgstamiausias, dar daryk. O, taip, mažut dar. Tai vat, kaip tau diena praėjo? Puikiai. Tavo liežuvis toks greitas? Jo, paskutinį kartą. Wow.
Gerai, aš žinok, turiu eiti, jau noriu į dušą, tai svajok apie mane, aš būsiu duše, visa nuoga. Žiūrėk, būk ištikima, o tai užuosiu matyti, kas bus. Gerai. Perspėju. Radistai per ZIP FM nuo 19 valandos.